Elektrėnų kronika skaitytojai, žiūrovai, šiuo metu esu netradicinėje vietoje automobilyje, na, o šalia manęs važiuoja Elektrėnų savivaldybės vicemeras Marijus Urvakis. Tai mes važiuojame link to objekto, kur yra tam tikra problema dėl pačio kelio. Na, minėjo vietos gyventojai, kad yra su privažiavimu įėjimu problema. Apie tai mes sužinosime atsidūrę toje vietoje. Na, o kol važiuojame, šiek tiek aš paklausinėsiu gerbiamo Marijaus, kokia ten yra iš tikrųjų situacija ir kaip ją galima būtų išspręsti. Gerbiamas Marijau, šiek tiek apibūdinkite tą esamą situaciją dėl kelio. Tai gal reikėtų pradėti nuo pat pradžių, tai yra nuo statybų rūšies viso šito objekto vykdymo. Tai vyksta kelio Vievis Aukštadvaris kapitalinis remontas, 2 etapai nuo 3,88 km iki 17 km. Šitas ruožas yra suskaidytas į 2 etapus. Tai vienas ruožas 7 km ilgio ir kitas ruožas 7 km ilgio. Statybų rūšis kapitalinis remontas. Ne rekonstrukcija, bet kapitalinis remontas. Ką tai reiškia? Tai yra, kad parengtas kapitalinio remonto projektas ir be statybą leidžiančio dokumento yra pradėti darbai. Su kuo susidūrė savivaldybė šitoj vietoj, tai ką girdžiu ir iš jūsų, tai yra patekimas, nuovažos, tai yra turbūt problema ne vien mūsų savivaldybėje, bet ir visos Lietuvos mastu, kad vykdant valstybinių kelių kapitalinius remontus, rekonstrukciją, dažnai gyventojai ir sklypų savininkai susiduria su problema dėl patekimo į savo valdas po darbų ar vykstant darbams ir taip toliau. Tai neišimtis buvo ir Elektrėnų savivaldybė. Tai tik prasidėjus darbams, kaip ir minėjau, kad projektas nebuvo derintas pilna apimtimi su savivaldybė, tai buvo tik tai melioracinė dalis derinta. Susidūrėm iš karto su klausimais iš tų pačių gyventojų, iš tų pačių sklypų savininkų dėl patekimo į savo valdas. Iš karto ir betarpiškai gavę iš gyventojų tam tikrus skundus, atsiliepimus ir prašymus, mes juos dažniausiai netgi pastiprinam tą gyventojų poziciją ir perdodam kelio savininkui, tai yra Via Lietuvai. Ir tam tikri pakeitimai ir projektai, jie atsirado nebe savivaldybės administracijos indėlių. Aišku, gerai, kad gyventojai jie netylinė, nepasilieka savo tų problemų spręsti vieniem, įtraukia savivaldą. Aišku, na, pirmą dalį baigėm čia automobilyje, o visą kitą pamatysime jau susitikimo vietoje. Kol kas tiek. Taip, dabar čia prasideda tas ruožas, dėl kurio... Galim sakyti, vidurys to ruožo kelio. Dviejų etapų. Mes esam Pastrevyje ir važiuojam link Pakalniškių. Čia laukia ar Lietuva? Gerai. Jau artėjame tikslo ir toj iš jo turbūt paviljoną ir susitiksime. Kągi, mes esame jau susitikimo vietoje šalia gražaus paviljono. Matome ir Elektrėnų savivaldybės vicemerą Marijų. Na ir Via Lietuva. Ir prašysiu prisistatyti jūsų. Valdas projektų vadovas, Via Lietuva. Ir Gražina Macevičienė, infrastruktūros projektų skyriaus vadovė. Ačiū Jums labai. Gal galėtumėte ateiti į vieną vietą, kad vėjas neperpūstų, gal į paviljoną, geriau mikrofonas jums turbūt ir panašiai. Problema, dėl kurios čia mes susitinkame, galite vardinti, kodėl taip atsitiko ir panašiai dėl vieno gyventojo, kuris kreipėsi. Tai buvo tokių gyventojų, kurie prašė nuovažų, bet jos buvo nelegalios, neregistruotos ir Via Lietuva pagal priimtą tvarką jų negalėjo įteisinti ir įrengti. Buvo demontuota, pavyzdžiui, kaip ponios Anastasijos atveju, tai nes turi patekimą į savo sklypą iš kitos gatvės, iš kito įvažiavimo. Tai
tai tie neteisėti dalykai galimai padaryti, jie, reiškia, jų galėtų ir neatsiklausti, tiesiog vykdyti tai, kas privaloma pagal visus teisės aktus ir panašiai. Pagal teisės reikalavimus. Štai iš kur problema, reiškia, atsirado. Tai mes paklausim, kodėl čia taip vyko tokie dalykai. Aha. Aš gal tik norėčiau papildyti, nes nuovažų įrengimas yra griežtai reglamentuotas, atsižvelgiant į visus saugumo reikalavimus. Čia yra valstybinės reikšmės krašto kelias, kur atstumai tarp nuovažų yra dar griežtesni ir didesni. Ir jeigu gyventojas turi patekimą iš vietinės reikšmės kelio arba iš kitos gatvės, tai jos tiesiog nuovažos negali būti rengiamas. O kaip užkardyti tas problemas, nes ko gero visoje Lietuvoje yra panašių atvejų, gal ir ne iš piktos valios, tiesiog patogumai pasidaro žmonės ir panašiai. Ar kas metus yra patikra kažkokia, kad tokių dalykų naujų neatsirastų, kad paskui neiškiltų problemos dėl esamos situacijos, skundžiasi, čia dabar nebėra privažiavimo ir panašiai. Kas čia turi tokius dalykus spręsti? Tai projektavimo metu atliekama nuovažų analizė, tikrai jau žinom, kad tai yra labai jautrus klausimas ir kiekvieną nuovažą vertinam individualiai. Tai šiuo atveju ten, kur matyt galėjom jas įrengti, ten jos ir buvo įrengtos, kur kaip čia mūsų rankas surišo teisės aktai, tai dėja negalėjom jų įrengti. O kaip čia savivaldybė, gerbiamas vicemerė, gali savivaldybė dalyvauti tokiuose dalykuose, kad nenutiktų tokių panašių situacijų, ar tiesiog jinai visai neturi teisės kištis į kelių direkcijos gyvenimą, susisiekimo ministerijos ir panašiai, ar kažkiek galime tokią patikrą kaip kontrolę daryti? Atsiprašau, šitas kelias iš tikrųjų jisai nekaba ore, jisai eina per mūsų teritoriją ir mes betarpiškai bendraudami su gyventojais, su sklypų savininkais ir girdėdami jų problemas, tiesiog tada kreipiamės į kelio savininką ir ieškom tų galimų sprendimo variantų, kas ir buvo nemažai, ko ir buvo nemažai padaryta šitų objektų atveju. Tai yra per kelis etapus kelias yra kapitališkai remontuojamas, tai apie 32 hektarai teritorijos šalia kelio esančių jos turės patekimą ir galės sklypų savininkai patekti savo valdas. Kaip ir minėjo Lietuvos atstovė, kad ne visais atvejais pavyksta gal kažkada tą savavališkai įsirengtą nuovažą jie įteisinti, nes yra galimybė patekti sklypus per kitas teritorijas ar per vietinės reikšmės kelius, kas ir buvo paminėtos ponios Anastasijos atveju, tai šalia jos eina vietinės reikšmės kelias. Taip, tai yra tokios situacijos, kai į tą patį sklypą du įvažiavimai. Tai buvo ir šitam projekte lygiai tas pats, kad buvo panaikintas vienas įvažiavimas. Tiesiog yra neracionalu turėti įvažiavimus du į vieną sklypą. Ir tai buvo sprendžiama, kaip ir kolegė minėjo, kad nuovažų analizė daroma kiekvieno atveju individualiai. Dabar sutvarkius, tai ir 6 metrų pločio danga, jisai tikrai platus, ir eismo saugos priemonės įrengtos, ir atitvarai, ir matom, ir nauji paviljonai, stotelės, takai privedimo, tai ta visa infrastruktūra tikrai suprojektuota ir įrengta pagal naujausius standartus ir saugumo ir visus techninius. Lietuviai, žinokit, labai mėgsta skaičiuoti pinigus. Kiek kainavo šitas visas projektas? Šitas visas projektas kainavo 16,5 milijonų eurų su PVM. Ir kaip suma? Gerai? Gerai. Aš tiesiog noriu važiuoti pas gyventojus, iškviesti juos pirmą, ką jie mano, kokias problemas jie patiria. Labą dieną. Labą dieną. Čia jūs manęs laukia, taip? Taip, mes jūsų laukiam. Gerai. Jo. Šitą. Va, ką tik kalbėjau dabar su vairuotoju, stovi antrose pakalniškėse. 638 numeris. Labą dieną. Labą dieną. Laikraštis Elektrėnų kronika, Robertas Šaknis. Aš Virginija. Malonu. Sakė, ne vieno žmogaus iš čia nevežė niekada. Kai perkelė stotelę. Va, su vairuotoju. Stotelė buvo prieš tai. Tuoj parodysiu. Ne, daug parodysiu. Ir dėl šito. Ir dėl šito. Čia yra problema dėl šitos stotelės? Taip. O kokia problema? Tokia, kad daugiau kilometrą perkelta jinai. Čia niekas nieko... Ar čia kada nors stovės stotelė apskritai? Ne, gyvenime nebuvo. Visą gyvenimą ten buvo. Visą gyvenimą ten. Čia gyvena
Jevkutė, nu, jį nekalba. Aha. Invalidė, sakykim. Va, padarė ją invažiavimą. Matot namas? Oho. Kaip čia suprast? Buvo važiavimas iš to galo. Tai, nu, parodysiu. O, Griovys. bet dabar pas ją yra per ten. Nėra iš vis jokio. Iš viso nėra? Va, padarytas. Prašau. Kaip ją įvažiuoti. Nemkutė. O čia tai paskambinti reikės į ūkinį. Pavažiuojam toliau, parodysiu, per kur buvo Aš įvažiuoti. eisiu pėstute, tada jūs važiuokit, gerai? Nes jau man tikrai nuostaba kelia. Ir dabar jinai gyvena. Gyvena. Čia. Jūs juokaujat. Va čia va būdavo, va, va. Ir čia keliukas eina iki jos namų? Taip. Ir sendinėje jai balkas atveža. O kaip atveža? Per kurį keliuką Tai atveža? čia buvo, dabar va, matot, čia jie pridarė. Čia nebuvo griovio. O ten ta moteris stovi? Taip, O, taip, taip. o tai kaip anksčiau nuveždavo malkas per čia? Jo, per čia. O dabar kaip nuveža? Tai Vis tiek dabar pervažiuoja. nežinau, kaip nuveš. Ką žinau. Tai gal einam link jos, tada jai bus lengviau. Nu, tai galima eit, Bet jinai, ir špygų gaut nuo jos. bet jinai ne... Supratau. Kiek metų čia gyvena? Nu, visą gyvenimą čia, kaip žinia, tai kur gyvena. Bet aš kaip suprantu, to privažiavimo kaip nebuvo, taip ir nėra. Jo niekados nebuvo? Nu, Ar buvo? taip, pravažiuodavo čia ir bulvę sodindavo ir viską. Ne, bet ta nuovaža nuo kelio. O kur kitas privažiavimas? Kita nėra ir nebuvo? Nėra, nebuvo. Nu, čia nebuvo to griovio, dabar iškasė griovį. Pravažiavimas tai buvo. Česlovai, jūs labai geros širdies žmogus, rūpinatės kaimynais. Ką padaryti? Nu, pagarba didžiausiams. Labą dieną. Labą dieną. Ne, Taip. tokio įvažiavimo nėra. Įvažiavimo nėra. Taip. Ko vardu? Ko vardu? Kuo vardu kaimynė jūsų, Česlovai? Česlovai, ko vardu kaimynė? Ir šoku. Nu nieko, pamiršau. Aha. Noriu pasakyti, kad Česlovo kaimynė negali kalbėti. Tai už tai va čia žmonės geri ateina, padeda jai ir su malkom, ir su... Dabar dėl įvažiavimo rūpinasi. Ir sunku suprasti, kodėl nėra to keliuko. Supratau. Taip, situacija tikrai yra unikali ir neįtikėtina, kad taip gali būti 21 amžiui tokie dalykai. Neįtikėtina. Visai nuošalus namukas, kur niekas negalėtų gyventi, o dar ir be privažiavimo, be komunikacijų. Taip, namas iš tiesų yra netoks, kokį čia tu įsivaizdavau. Ir važiuojam tada. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Važiuojam mes toliau. Iki. Tas labai jau čia Pakalniškės, ar čia kitas kaimas skaitosi? Pakalniškės. O kaip čia su vandeniu šuliniu? Yra čia vanduo? Jinai neturi, nežinau, iš kur jį dabar nešasi tą vandenį. Kaip keista. Vat įdomu, o seniūnija čia yra? Čia Vievio seniūnijai priklauso. Vievių. Va čia reikia ir jų užklausti. Tai bet tikėtina, kad čia socialiniai darbuotojai apsilanko, jeigu malkom rūpinasi, ar ne? Socialiniai nelabai, turbūt net. Važiuosi ten, važiuos ligoninė, kur? Žiemai. Turbūt. Nežinau. Nesusižinau.
Sveiki, gerbiami laikraštis Elektrėnų kronika, žiūrovai, skaitytojai. Šiuo metu esu Elektrėnų savivaldybėje. Dėl to pačio klausimo vakar lankėmės su vicemeru Mariumi. Kelio naujo atsiradusio, kuris iš tikrųjų pasiteisinęs yra ir žmonės tikrai džiaugiasi. Na, bet tyrinėjant, imant interviu iš įvairių gyventojų, išlindo vienas kitos tam tikros galimus tos spragos. Todėl esu čia kabinete išsiaiškinti ir kuo galima jums padėti, sužinosime netrukus. Šalia manęs sėdi Elektrėnų savivaldybės vicemeras Marius Urvakis. Labai įdomi pavardė jūsų. Galės patyrinėti iš graikiškai. Graikiškai? Įdomu. Čia šiek tiek nuklydom, bet grįžtam atgal į temą. Viskas tvarkoja. Grįžtam tada į tą temą. Ir socialinio skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Labą dieną. Matyti. Taigi dar kartą aš jums noriu padėkoti už vakarykštį vizitą kartu. Ačiū, kad radote laiko, skyrėte tam laiko ir tikrai bus malonu toliau ateityje bendradarbiauti. Ačiū jums, kad domitės gyvenimu mūsų savivaldybės ir vykdomais projektais. Smagu, kad apsižiūrėjom jau beveik įvykdytus darbus, jau netoli ir finišo tiesioji šito objekto. Ir smagu, kad pakalbinat gyventojus ir su kokiais rūpesčiais jie vis dar susiduria. Taip, mus pamatė filmuojančius, befilmuojančius ir panašiai. Jau, aišku, sklinda gandas Elektrėnų kronika, laikraštis jau ir fiksuoja ir daro laidas video. Žmonėms tai pasidarė be abejo irgi įdomu, galim jie gyvai parodyti, kas kur, kokios ten problemos ar džiaugsmai yra. Na ir vienas iš tų klausimų dėl gyventojos Janinos Alšauskaitės sodybos. Mes apsilankėme prie tos sodybos ir pamatėme, kad nėra tiesiog į to namo kiemą įvažiavimo, pačio nėra, aišku, keliukas toks mažiukas padarytas. Anksčiau buvo prieš tai griovio, tai yra nebuvo ir ten galėjo įvažiuoti automobilis, sunkvežimis, įvežti malkas ir panašiai. Dabar prie šios situacijos naujos atsiradusios iškastas griovelis, takelis mažas padarytas, automobilį važiuoti nėra ir iš kitos pusės jau nuo pagrindinio plento padarytas tokia įvaža asfalto iki kalno nukasto tam tikro, bet iš esmės nėra to įvažiavimo pagrindinio, kaip čia būtų galima išspręsti tą problemą. Žinau, jūs kažkokią naujieną jau turite, gerbiamas vicemerė. Tai ačiū jums, kad operatyviai po apsilankimo ir po pokalbio su gyventojais informavote savivaldybės administraciją apie šią problemą, kad viena iš sodybų yra likusi be fizinio patekimo, tai operatyviai perdavėm informaciją kelio savininkui Via Lietuvai, nes matėsi iš jūsų pateiktų fotofiksacijų, kad buvo padaryti tam tikri darbai, tai kaip matėm įrengtas tam tikras kaip takelis dviračio ir pėstiesiam praeiti, o platesnės įvažos į kiemą nebuvo padaryta. Kieme, aišku, matosi iš situacijos, kad ten judėjimo transporto tikrai nevyksta ir greičiausiai buvo įvažiuojama tik tai epizodiškais į tą sodybą, kiek aš gal daugiau Violeta pakomentuos, kadangi gyventojai yra žinoma mūsų socialiniam skyriui. Tai tos geros naujienos kokios, tai po visos informacijos perdavimui Via Lietuvai, tai tiek Via Lietuva kaip kelio savininkas, tiek rangovas Via Lietuvos G-valda patvirtino, kad esamą situaciją ištaisys ir minėta sodyba turės patekimą. Na, puiku, tiesiog gera žinia ir galim nuraminti. Ir tie darbai bus padaryti operatyviai. Dėkoju jums labai. Tai, mėly gyventojai, tie, kurie kreipėtės pagalbos ir prisidėti prie pagalbos Janinai, tai galime pasidžiaugti, kad reakcija įvyko labai greitai ir tikėkime, kad iki žiemos, ko gero, bus. Manau, žiemos nereikės laukti. Na, puiku, dar geriau. Na ir dabar aš žygiuoju link socialinės ryties. Apsilankius kieme, na, neslėpsiu, iš tikrųjų 21 amžius, ten toks namelis, be vandens, kaip supratau iš pasakojimo gyventojo, Česlovas berods gyventojas, kuris apie tai pasakojo, ta moteris Janina Alšauskaitė yra Kuršnebilė. Jinai pati negali turbūt savimi visiškai gal ir pasirūpinti, fiziškai kažkaip gali be abejo, su darželiu ir kitais dar būtiniais dalykais, bet pats vaizdas tikrai pribloškė
Ir ar ten žmogus gali tokiam sąlygom gyventi, aš nežinau, nes į vidų tikrai nebuvau įėjęs. Moteris, ponia Janina, jau yra irgi garbingo amžiaus, bet man labai įstrigo, kad jinai labai tvarkingai, gražiai pati mus pasitiko, susiškavus, apranga, viskas, žiedelis ant piršto, nu, žodžiu. Žmogus, kaip supratau, vis tiek prižiūrinti save yra. Bet nežiūrinti tai tą bendrą vaizdą sodybos, kur reikalauja ir turbūt žoliapjovės, ir pats namas, kur irgi turbūt daug renovacijos reikalauja ir panašiai. Kiek ten yra įsijungusi socialinė rūpyba, ar su tuo žmogum yra kažkoks kontaktas ir kokios pagalbos reikia ir kas jos laukia turbūt netolimoj perspektyvai, nes žiema jau už lango naglišulyje įvairius orus pranešinėja. Jo, tikrai žinoma moteris, žinoma jau seniai, bent kiek aš jau čia dirbu tikrai daug metų, tai visą laiką. Jei buvo teikiama pagalba, tai žmogus pats renkasi, kaip gyventi. Prievartos juk negalim taikyti. Nors mes tikrai ne vieną kartą jai siūlėm keltis gyventi ar į Pakalniškės, ten yra savarankiško gyvenimo namai, ar į Elektrėnų savarankiško gyvenimo namus. Bet moteris pasirinkusi gyventi savo tėvų sodyboje, ten ir gyvena. Kontaktą mes su jie turim ir mes su jie susikalbam, nes mūsų Vievio socialinio darbo organizatorė viena moka šitą kalbą Kurčnebylių ir su jie susikalba. Ir kiekvienais metais po kelis kartus su jie susitinka ne tik tai kabinete, bet ir pas ją namuose nuvažiuoja. Tai kaip tik prieš pokalbį žinojau, kad bus kalbėta apie Janiną, tai kalbėjau su Vievio seniūnijoje dirbančiais socialinio darbo organizatorėmis. Tai pasakojo, kad taip, neseniai jinai vėl buvo seniūnijoje, apsilankė ir yra parašytas prašymas malkom, tai yra kompensacija kūrui tvarko, tipo prašymo tvarko pačios darbuotojas, tai yra susitarė su įmonė, kuri atveža malkų, tos pinigus tam ir panaudoja, malkas atveža skaldytas ir ją į kiemą nuveža ir jinai jau pati paskui Janina jas susideda taip, kaip jinai nori. Jo, tai dėl šito. Kitos pagalbos namuose ji neprašo ir net nenorėtų. Praeitais metais taip buvo ten pagalba jai skirta, nes reikėjo krosnį patvarkyti. Tai mūsų komisijai buvo skirta parama ir buvo sutvarkyta. Taip pat jinai yra Vievio neįgaliųjų draugijos narė ir kiekvieną beveik savaitę jinai Vievėje būna, atvažiuoja su autobusu savarankiškai. Puikiai socializuojasi. Jo, jinai tikrai puikiai socializuota yra, jinai tenai gauna tas visas buitinės paslaugas, kurių jai reikia, tai ir skalbėsi, ir prausėsi, ir užimtumo veiklose dalyvauja. Tai pati savo finansais disponuoja ir puikiai disponuoja, ir kaip darbuotojas sako, ne kiekviena iš kaimo atvažiavusi moteriškė taip gražiai atrodo, pasipuošusi su karoliais. Miela Violeta, aš tada... pasidžiaugti tuo. Miela Violeta, reiškisi, ką matom išorėje, kieme, išorės namuko, dar nereiškisi, kad žmogus gali būti asocialus ir panašiai. Tai tikrai labai gražus pavyzdys ir labai graži istorija, apie kurią pasakote. Ir tikrai dėkoju jūsų komandai, socialiniams darbuotojams už tą kontaktą su ją. Ir tikrai jaučiu, kad viskas yra tvarkoje. Galiu nuraminti gyventojus, kurie būgštauja. Dėl vandens pabaigime. O sakykit, Violeta, aš atsiprašau, dėl bendravimo su socialiniais darbuotojais Vievio seniūnijos nebuvo kažkokio signalo dėl kelių. Man kaip atsakingam už kelių sferą, tai ar nebuvo kažkokio anksčiau signalo, nes mes tik tai tą žinią, kad šita sodyba neturi patekimo, sužinojom tik vakar iš Kronikos žurnalistų.
Nesakė jos nieko, apie tai neminėjo. Ir kai pasakiau, kad problema su kelio privažiavimu, sako, negirdėjomas apie tai nieko. Gyventojai sureagavo, vyrai sureagavo, 3 ar 4 to kaimo. Jinai gal ir pati nepasisakė, to nesuvokė, kad negalėtų mašina įvažiuoti. Galimas dalykas, kad jinai nelinkusi guostis. Galbūt. Bet šiaip tai jinai žino ir visi darbuotojai žino ir kaimynai žino, kad jeigu tik tai atsitiks kažkas, kad jei ten bus nesaugu gyventi, tikrai turim savarankišką gyvenimo namus ir tikrai nebus ten apgyventi. Tai reiškia, tik su jos noru. Be abejo. Artėjant žiemai, reiškia, jinai žiemaus, ko gero, savo tėvų sodybą. Gimtinėje savo, taip. Tikėtina taip. Na, žiūrint į Janiną ir gan pozityviai mus pasitiko vakar, tai atrodo, kad stiprus žmogus ir su nuotaika gera ir panašiai. Tai jai palinkėsime sveikatos, ko geriausios ir su visa didžiulė pagarba dėkoju kaimynams. Na, o laikraštis Elektrėnų kronika visada su jumis. Mėly Elektrėnų savivaldybės gyventojai, miestelių, kaimo gyventojai, kreipkitės į mūsų redakciją, mes visada sureaguosim ir atvyksime. Ir balsas už ekrano sako, neužmirškite prenumeruoti laikraščio Elektrėnų kronika, kuri su kiekviena diena tampa vis įdomesnė. Ačiū Jums labai, kad atvykote, pasistumėjo visi reikalai į priekį, tikrai labai geros žinios. Ačiū. Ačiū Jums. Sudėjau. Sudėjau.